blogai, bet būna. Manau ir gerai, ir blogai. Vis pasoju nusirašinė, tai blogai, nes tu daraisi dundukas. Aš tai tam pilnai nepritariu, nes manau, jeigu nusirašinėjate, tai jūs tiesiog prarandate visą esmę mokslo, nes kam tada eit mokintis, kam save apgaudinėti ir kitus. Na tai manau, kad nusirašinėjimas tai iš esmės nieko gero. Ta prasme, labai pats kai studijavau ir studijuoju tiesiog dabar jau doktorantūrai, tai man nebelabai aktualu, bet tikrai žinau, kad ta prasme, net ir geriausiuose Lietuvos universitetuose tai yra tikrai labai dažnas atvejis. Tai nelabai gerai dėl to, nes tu daug ko neišmoksti pats. Ir jeigu tu nusirašinėsi, mažiau visko ko išmoksi. Taip pat reiškia kopijavimą nuo kitų ir tai yra nesąžininga. Tai tiesiog yra dirbtina. Aš manau, kad čia yra toks subjektyvus klausimas ir negali sakyti gerai ar blogai. Gal čia tik toks pasakymas, kad kiekvienas per gyvenimą plaukia savo valtele ir skirtingai viską daro. Vieni nusirašinėja, kiti patys viską daro. Blogėja prastėja atmintis, nes patys nesimoko, tiesiog nusirašo. Ta prasme, kai tu rašaisi savo perdaraisi, tu konspektuoji savo viską, nes tu žiūri, ko tu labiausiai reikia. Ir tu gali užsirašai dažniausiai viską. Nu ką žinau, man tai padėdavo. Žinių įvairiausių tiesiog suvokimo, supratimo, bet aš dar čia pridėčiau, kad turbūt ir įgyja tam tikrų žinių. Ne žinių, bet gebėjimų. Aktorinių sugebėjimų ir suktumo. Man tai atrodo, kad jeigu tas nusirašinėjimas yra visą laiką jo pirmas kelias, kurio jis eina, tai tada jam jokios naudos iš to, bet galbūt kartais, kai tai yra neišvengiamybė, sakykime, kažko tiesiog nespėjai dėl kažkokių aplinkybių, tai tiesiog pasimokai, kaip gelbėti situacijas tikriausiai. Gerai, daug ko prarandi, nes pats paskui užaugęs neišmoksi. Tai jau geriau nenusirašinėk, kaip blogesnį pažymį, bet nors tą temą pats suprasi. Buvo ne vienas kartas, nes patingėjau. Ne. Jo, esu. Studijų ne. Žinokit, ne, nes aš ėjau mokintis dėl žinių, ne dėl popieriaus. Netingėkit. Palinkėčiau būti sąžiningiems. Nenusirašinėkit, darbdaviai pastebės ir jūs patys daug neteksit iš tikrųjų. Geriau būti visapusiškai išsilavinus. Būti sąžiningiams, nenusirašinėti labai svarbiuose dalykuose, dar sėkmės. Daug ryžtų ir daug ambicijų. Daug miegot, gerai maitintis ir pradėti ruoštis prieš sesiją.